Dažnai žmonės atmeta ne galimybę. Jie atmeta savo baimės. Baimės, kad nepavyks, kad tai ne jiems, kad yra per seni, per jauni, per drovūs ar per mažai žinantys. Jie bijo išeiti iš komforto zonos. Bijo daryti kažką kitaip. Bijo išsiskirti iš minios. Todėl kartais lengviau pasakyti ne, tai ne man. Bet ar kada nors paklausai savęs, o kas būtų, jeigu man pavyktų? Jeigu aš iš tikrųjų pasistengčiau, jeigu mokyčiausi, jeigu nepasiduočiau po pirmos nesėkmės. Kas būtų tada? Tiesa ta, kad daugelis žmonių gyvena ne savo svajonės, o savo baimės. Gyvena pagal kitų nuomonę, pagal tai, kas priimta, pagal tai, ko tikrai tikisi aplinkiniai. O gyvenimas duotas ne tam, kad būtume kaip visi. Jis duotas tam, kad gyventume savo gyvenimą. Todėl linkiu kiekvienam turėti drąsos, priimti galimybės, tikėti savimi ir bent kartą paklausti, o kas būtų, jeigu man pavyktų?